Sveiki, čia Mero paspirtukai ir šiandien mes esame prie molo. Mes sugalvojom išbandyti pačią ilgiausią įmanomą trasą, kurią galima nuvažiuoti paspirtuku. Molas, Lampėdžiai ir atgal. Pasirinkome gana sudėtingą kelią, kadangi jis yra ne pats tiesiausias ir ne pats greičiausias. Važiuosime per Panemunės Šilą, Žemuosius Šančius, centrą, Senamiestį, į Vilijampolę, Rokombo ir iki pat Lampėdžių. Mes jau turim atkalę savo sistemą, kaip galima stovėti dviese. Mažasis stovi kojomis prie pat priekio, aš tada telpu su abiem kojom gale ir mes galim savo važiuoti. Labas. Kaip minėjau, pirmas maršruto taškas bus Panemunės Šila, kurį kirsime. Labai graži vieta, labai gražus maršrutas. Tiesa, takelis dar nėra išbandytas, neįsivaizduoju, kaip tenais bus galima važiuoti. Kaip čia gražu! Žiūrėk, žiūrėk, vandens motociklai, matai? Aha, tiesiog. Ką? Pasitikėt, kad matytų žmonės. Tai aš filmuoju. Kaip čia gera vėsu, ne? Ne taip karšta. Pagaliau mes tiesiojai, visai neprastas kelias, gana smagiai važiuojasi. Mūsų misija šį kartą nuvažiuoti ne greičiau, o kuo toliau. Dar grįžtant prie keliavimo kartu technikos, mes esame atkalę ir tai, kaip reikėtų laikytis vienas į kitą. Mažius įsikibęs yra į rankas mano, kadangi rankenos yra užimtos ir aš turiu tvirtai laikytis į vairą, kad mes nenugriūtumėm. O tau patogu taip laikytis? Taip. Ir jautiesi saugiai tvirtai? Taip. 105 kg įveikia labai lengvai šitą statų kalną ir mes jau važiuojam tolyn. Šiaip, kad aš važiuoju ne vienas, aš labai vengiu važiuoti gatvėmis, bet kadangi dabar yra savaitgalis ir mes važiuojam labai nuo šalia Panemunės gatve, tai mėgaujamės labai gerų takų, gatvė nepriekaištingai lygi. Na ką, čia norėtųsi kaip ir ant takelio užvažiuoti, nes per tiltą gatvę važiuoti tikrai nenorėčiau. Wow, pralėksim. Aš pamiršau, kur mums važiuoti. Pasirodo, žiūrėk, kokį taką padarė, eik tu savo. Čia dar nebuvau, čia gražu. Pasukimas man kažkoks greitas, atrodo, kad lėksim į vandenį. Wow, kaip gražu. Nu, ir dar pačiau. Mes, kai anksčiau važinėdom, čia tikrai taip nebuvo. Šita trasa yra mūsų mėgstama dviračių trasa, kurioje mes važinėdavom irgi dviese, irgi tokioj pat pozicijai. Mažasis meriukas sėdėdavo priekyje, kadangi turėdavom kėdutę, kuri įsitaisavo būtent toj pačioj pozicijai, kaip dabar jisai stovi paspirtuke. Taigi mes visą laiką bendraudavom tokiu pat būdu, jisai matydavo viską aplinkui, labai smagiai visą laiką visur važinėdavom. Ir čia buvo viena mėgstamiausių mūsų trasų, kadangi galėdavom irgi nuo to paties molo atvažiuoti iki Senamiesčio, iki Santakos. O, koksai fainas posakis. Kai žiūrėjau tavo filmukus, ne taip, kad visas takas turi būti matytis, ten trupiniai, ten nuvažiuoju paskui nuvažiuoju vėl įjungi. Taip, aš iškarpau, kad būtų įdomu žiūrėti žmonėms. Labai gražios apylinkės čia. Ne tik smagu filmuoti, bet ir važinėti smagu. Žemųjų Šančių pliažas. Koks mūsų dabartinis greitis? 29. O nuvažiavom 8,2 km. Šakės. Žiauriai smagi trasa, pasakysiu, o ne? Nu tikrai. Girdėti, kad vanduo kvepia, ne? Trauk. Vaikai kaip dūksta. 9 km, šaunu. Va, matosi, koks stiprus vėjas. Mes ant 2,8 varom. Dėl to mūsų greitis truputėlį nukritęs yra. Nežinau, ar mes pasieksim tuos Lampėdžius. Įsibėgėjam! Koks greitis? Ant 3,6 variam. 40, 10. Ką? 10 km. Jau 10? Uhu! Nuvažiuota 10,4 km, įveikėm tikrai nemažą gabalą. Baterijos liko kažkur apie 70%, iki Lampėdžių turėtų užtekti, bet kaip grįžti atgal, jauti koks takelis fainas. Tikrai minkštai važiuojasi, ne? Vat man labai patiko, lygiai toks pats takelis yra važiuojant į Europos prospekto kalną. Nuvažiavom 11 metrų. Jau 11, šaunu. Ir 4. 11,4? Taip. Dar kilometrą? Nu, mes įveikinėjom čia kilometrą po kilometro, žiūriu. Duokit mums žalę, prašau. Praneriam. Mums raudona. Turim sustot. Žalia. Turim sustot. Čia takelis jau labai suprastėjo.
čia irgi ne ką geriau. 13 nuvažiavę. Jau gerus 3 km važiuojam labai prastu keliu. Svajojam apie šalia esančią lygią gatvę. Deja, į ją važiuoti taip ir nedrįstam dėl saugumo. Tai kankinamės ir toliau šaligatviu. Leidžiamės į apačią. Kas ten vyksta? Pažiūrėsim. Wow. 2015 metų Lietuvos galiūnų čempionas Vidas Priekaitis. O, galiūnų čempionatas vyko. Na ką, čia žmonių labai daug. Bandysim prasibraut. Pagaliau ištrūkom iš to chaoso. Čia šiek tiek ramiau, išeina pravažiuoti. Bevažiuodami patekom į patį linksmybių sūkurį su orkestrais. Vyksta Kauno Hanza dienos. Tai nusprendėm padaryti šiokią tokią pertraukėlę, nes nuvažiavom jau 14 km. O pailsėję, kelionę tęsim. Pagaliau ištrūkom iš tos minios. Medkirčių čempionatas. Nenumatyti kalnai mūsų kelyje. Baterijai ne į naudą. Sklando šašlyko kvapas. Wow, žiūrėk, čia kelias. Kaip čia gražu, kaip sutvarkė. Bet koks takelis, auksinis. Tu pasižiūrėk. Lygumo. Oho, kaži, kur jisai čia tęsiasi. Užkilom ant tilto, žmonių ne ką mažiau. Matosi, kad Kaunas švenčia, labai smagu. Jau persikėlė į kitą Neries pusę. Taigi dabar beliko paskutinis taškas, tai bus kombo klubas, už kurio kažkokiu būdu bandysim pasiekti Lampėdžius. Sakau kažkokiu būdu, kadangi mes jau nuvažiavom 16, kiek? 16. Neįsivaizdavau, kad trasa bus tokia ilga, bet žiūrėsim, bent jau pasiekti Lampėdžius tai norisi. Alyvos, alyvos, alyvos. Po vieną, po du. Laukia, laukia, meilės kartu. Nemyli, myli, būrė ratu. Ieško, ieško laimingų žiedų. Šitas dviračių takas mane stebina. Mes pradėjom Panemunės šile, dabar esam atvažiavę jau Vilijampoliai, pravažiavom kombo klubą. Takelis buvo sudėtingas tik prie Nemuno salos, prie Akropolio, visa ta palei nerį einanti atkarpa. Šiek tiek nusprendėm pakeisti filmavimo kampą. Lampėdžiai jau visai nebetoli, mes važiuojam palei Nemuną. Vairą perėmė mažasis meras, aš nusprendžiau pailsėti. Jau matosi Lampėdžių tiltas. Sakyčiau, kad liko kažkur 1,5 kilometro. Kiek esam jau nuvažiavę? 19. Iš šitos gatvės spėju, kad meras čia nedažnai atvažiuoja išsimaudyti. Ar užuodi kvapą vandens? Einam. Pik, pik. Lampėdžiai. Kelionės tikslas pasiektas, pagrindinis. Dabar, aišku, bandysim grįžti atgal. Esam Lampėdžiuose ant liežuvio. Esam nuvažiavę 21 km. Liko baterijos 40%. Nemanau, kad 40% mums duos daugiau nei 10 km. Maksimalus greitis virš 30 km/h. Labai keista ir labai smagu tuo pačiu. Gaila, šį kartą trumpai pabuvom. Kepurės snapelis užstoja man greitį, aš nieko nematau. Ant 27. Vaizdai pasakiškai gražūs. Mes važiuojam ant 26. Wow! Neišsukau posūkio. Grįžtam atgal į trasą. Kažkaip užsikalbėjau. Nu bent jau 25 km, jeigu nuvažiuotumėm, būtų gerai. Artėja paspirtuko mirtis. Nuvažiavom 24,1. Greitis drastiškai krenta. Jau mūsų nebepaveža. Be mūsų jisai dar ištraukė 15. Matai, kiek svoris lemia daug. 105 kg jam vis tik tai daug ką reiškia. Jau kažkada esu minėjęs, kad išsikrovus baterijai galima spirtis paspirtuką koją. Greitis yra tikrai labai geras. Niekas nestabdo. Kadangi paspirtukas mirė, o mes alkani, tai mes Statoilę nutarėm iškasti. Aha. Kol laukiam takso. Tai ką, tu iškutė? Taip. Kelionė buvo labai sėkminga. Vis tik tai nuvažiuoti 24 km su 105 kg, kur
ta techninė specifikacija, kur sako, kad 30 km galima įveikti, bet ten yra sąlyga, reikia važiuoti ant 20 ir reikia sverti 70, o mūdu sveriam 105 ir važiavom visą laiką virš 30. Dėl to rezultatas šiek tiek menkesnis, bet kelionė buvo labai smagi. Mes jau sotus grįžinėjom namo, tai man reikia, ten pasakėm, kiek nuvažiavom, ane? Aha. Kas dar liko? Tai pasakyk bye-bye. Viskas, tik atsisveikint liko? Gerai. Mes jau sotus grįžinėjom namo. Kelionė buvo labai sėkminga. Važiuokit saugiai. Iki.